Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas jaunimo naujienos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taigi, antradienio rytą Vilniaus miesto apylinkės teisme svarstytas laidų vedėjo Virginijaus Savukyno ginčas su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Virginijus Savukynas ginčijo tai, kad LRT etikos kontrolierė paskelbė jį pažeidusi etiką dėl teisingumo ministrei Evelinai Dobrovolskai nepalankaus įrašo Facebook'e. Jis pasidalino tokiu įrašu. Teisingumo ministrė iškėlė drausminę bylą Ignui Vėgėlei dėl to, kad jis kėlė klausimus. Jie gali patikti, gali nepatikti, tačiau tokią teisę garantuoja Lietuvos Respublikos konstitucija. Manau, kad tai yra vienas iš baisiausių žingsnių, kuriuo pasikesinta į laisvę. Kaip ir Putino Rusijoje, nepatinkančių žmonės siekiam užčiaupti. Nemanau, kad šiai ministrei yra vieta vyriausybėje. Tad situacija paprasta. Virginijus Savukynas bandė pranešti visuomeniai, kad nebėra žodžio laisvės, o LRT etikos kontrolierė užtikrintai rodė, kad jis yra teisus. Žodžio laisvės tikrai nėra ir pripažino jį pažeidusiu etiką. O kiek kartų kiti LRT žurnalistai galimai pažeidė etiką? Vien koks išraiškingas buvo LRT laidoje iškeltas klausimas vadinamosios pandemijos metu. Ar reikėtų neskiepytojų suaugusiųjų gyvenimą paversti pragaru? Kiek kiti LRT žurnalistai kritikuoja, tyčiojasi iš valdžios atstovų. Tačiau yra viena svarbi detalė. Jie kritikuoja opoziciją, o ją galima dergti kaip nori. Tuo metu etikos kodeksas negalioja. Jo galiojimas pradeda veikti tik, kai kritikuojama valdančioji dauguma. Tačiau teisingumo ministrės pradėta drausmės byla buvusiam advokatų tarybos pirmininkui Ignui Vėgėlei nutraukta nesant drausminės atsakomybės pagrindo ir žodžio laisvė buvo apginta. Tikėkimės, kad ir Virginijui Savukynui tai pavyks padaryti. Iki.